kurioje Vilnius laiku 18 minučių vėliau saulė. Todėl mes norėtume dabar jums visiems parodyti vandens apeigą ir kviestume folkloro kolektyvus, kurie pasiruošę tai vandens. Paskui juos, kurie norite pamirkyti savo rankas į stebuklingą joninių vandenį, tapti sveikesni, stipresni, irgi galėsite prisijungti. Taigi pradedame joninių apeigą, kad mūsų rankos. Siunčiam ten į priekį irgi. Taip, o kaip ištiesta juosta. Kaip juosta, kaip juosta. Jau laukia labai graži pora su ąsočiais, eikite prie jų ir nusiplaukite rankas. Jūsų laukia. Jeigu tu palinkėsi vienas kitam gero, pilnatvės, visą tai gali ir įsipildyti, kadangi tai yra tikrai stebuklinga naktis, taip kaip ir Kalėdų naktis. Pabuvimas vien šitoje šventėje žmonėms reiškia didžiulę pagarbą gamtai ir šitam laikui, kuris atėjo ir tai trunka tik tai akimirką. Taip pradžioje į Jonines ateidavo, kaip sakydavo, tai yra alaus šventė ir kad kaip čia be alaus galima dainuoti, galima linguoti, galima šokti, tai yra tiesiog neįprasta. Yra rasų vakaras ir yra joninių vardinių diena. Dabar išvakarės, be abejo mes varduvininkų šnekame iš vakaro, vadinasi rasų kupolių vakaras, yra joninių vardadienio išvakarės. Aha, kaip paprasta viskas. Taip, dideli dalykai paprasti būna, nes žmonės tiesiog per amžius stebėdami visada prieina pačias paprasčiausias ir patogiausias visiems suprasti išvadas. O mes būrėm joninių naktį būrėm. Čia žmogus tik tai tada gali suprasti, ką jis daro, jeigu jis kartoja, kasmet tą kartoja. Net senovės romėnai sakė repeticija est mater studiorum. Kartojimas yra visų mokslų motina, taip pat ir gyvenimo mokslo, nes kalendorius įeina į gyvenimo mokslą. Mes taip sustyguojame, suharmonizuojame savo metų ratą ir savo visą gyvenimą. Saulė kaip akmenys, vos smilga guliu.
Dabar reikia norus galbūt. Laukia reikia norą turėti. Jeigu per visą naktį neužges, tai išsipildys noras. Jeigu iki Na kągi, mėlyjeji, iš tiesų mes padauginome šviesos žemėje, labai gražiai žaidžia vyrai žaidimo aikštelėje, labai gražiai ten viskas vyksta. Dar jūs galite ir įsiburti. Šitą kartą jums organizuoja etninės kultūros centras. Todėl džiaukimės, dėkokime. Ne, mano. Ne. Linksmykimės. Dabar sakė, arbustus. Ir dabar. Bet jeigu tu iš tikrųjų tą dieną labai nuoširdžiai darai, prisilieti prie ugnies, prisilieti prie vandens ir žolynų, stebuklingi metai bus. Galiu pasakyti, kad taip.